išsirinkti kompiuterį? Aš paprastai klausiu, kam tu naudosi įrenginį. Kokie yra pagrindiniai kriterijai? Baterija ir lengvumas duoda man geriausią santykį. Ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nepermulkėt už tą galę? Tikriausiai nereikėtų žiūrėti 5 mečių į priekį, nes tam tikri softai atsinaujina kas metus, kas pusmetį netgi ir panašiai. Sveiki visi! Šiandien kalbėsimės ganėtinai aktualią temą, šiuo metu, kai visi grįžta į universitetus, į mokyklas, į darbus, kaip išsirinkti kompiuterį. Su manimi kartu yra Agnė, mano kolegė, ji prie Avat Baltic kompanijos prisijungė prieš šiek tiek daugiau negu metus, tačiau technologijomis domisi jau ne pirmus metus ir Apple yra jos vienas mėgiamiausių prekės ženklų. Taip pat su manimi yra Edvinas, kuris atstovauja ICC Distribution komandą, yra prekės ženklų vystymo vadybininkas ir didelis technologijų entuziastas, turintis daug ką pasakyti. Kaip manote, jeigu pas jūs ateina draugas su klausimu, kaip man išsirinkti kompiuterį, jis jau sako, padėk man išsirinkti kompiuterį, ką jūs pirmiausia jo paklausėte, į kokius dalykus liepėte jam atkreipti dėmesį? Agne, gal tu pradėk. Taip, tai tikrai dažnai pasitaikanti situacija, nes visą laiką toks tarsi centriukas visų tų klausimų, tiek apie kompiuterį, apie technologijas, tai aš paprastai klausiu, kam tu naudosi įrenginį ir kokį turi ir kas tau patinka dabartiniame įrenginį ir ką norėtum pakeisti. Tada gali sužinoti iš karto kur kas daugiau, kokias, pavyzdžiui, programas naudoja, kaip įsipins kompiuteris į kasdieną, nes vis tiek norisi, kad mano draugė arba draugas investuotų daikto, kurio naudojasi. Edvinai, kaip tu? Aš pilnai pritariu, tik tai, kai ateina draugas arba draugė, yra daug lengviau. Dalinai tu juos pažįsti arba kam jie gali naudoti. Bet kai ateina visiškai nepažįstamas žmogus, tarkim, į retailo parduotuvę arba kažkur kitur, tai tą, ką ir kolegė minėjo, reikėtų išsiaiškinti jo poreikius ir kam tai naudos. Agne, kiek žinau, dirbi tu su parduotuvių darbuotojais, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais. Gal kažką tai tokio specifinio esi girdėjusi, ko žmonės ateina ir dažniausiai klausia? Taip, labai priklauso nuo to, ar jie patys savo renkasi įrenginį, ar renkasi savo vaikam, ir ar studijom, ar mokyklai. Tai dažniausiai, ką man dalinasi su manimi partnerių darbuotojai, tai kad daugelis ieško geriausio kainos ir kokybės santykio. Toks yra pagrindinis atsiliepimas. O ar dažnai ateina su tokiu klausimu, kad jau iš karto būna išsirinkę konkretų modelį ir jie nori būtent to, nesvarbu, ten į konsultanto netgi klausimus nebekreipia dėmesio ir sako, ne, aš noriu tik šito ir nieko kito. Tai dabar vis tiek gyvenam tokiu laiku, kai daugelis klientų pradeda savo kelionę apsipirkimo internete ir jau susižino daugelį aspektų, bet jie vis tiek užsuka į parduotuvę, nes tą modelį, kurį pamatė, nori pačiupinėti, pažiūrėti, kuo jis yra ypatingas, kaip jis galbūt išsiskiria ir kartu pasikonsultuoti su pardavėjais. Edvinai, tu vis tiek esi tas žmogus, kuris tieki parduotuvėms įrangą, ar tenka girdėti kažkokių atsiliepimų iš jų, kad mes norėtume labiau ten tokių ir tokių specifikacijų, nes žmonės labiau to ieško, arba kažkokių konkrečių funkcijų ieško kompiuteriuose. Nepaisant, kad internete šiuo metu yra labai daug informacijos, ne visi žmonės gabūs skirti tiek daug laiko, kad ją išanalizuoti. Taipogi ir informacija internete, kurią galima rasti, tai ne visą laiką yra teisinga. Tai žmonės ateina su labai paprastais ir pirminiais klausimais. Taip, jie būna įsirinkę vieną labiau žinomą arba kitą labiau žinomą brandą, bet esminis dalykas, ką darbuotojas turi padaryti, tai užduoti tos pačius esminius klausimus, kokie jo yra poreikiai ir kam tai naudos. Ir tada stengtis jam nuoširdžiai parinkti kompiuterį. Tai šitoje vietoje, taip, vartotojai ateina su pirminiu nusistatymu, bet tikrai labai dažnai jį pakeičia. Gerai, tai gal pakalbėkim tada apie konkrečius parametrus ar kompiuterio kažkokius privalumus ar trūkumus, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Tai jūsų manymu, kokie yra tie pagrindiniai kriterijai, į ką reiktų atsižvelgti?
Pirmas dalykas, aišku, man visą laiką patinka įrenginių dizainas, kaip yra padarytas įrenginys, ar yra patvarus, ar ilgai man tarnaus, ar yra lengva nešiotis, nes bent jau man aktualiausias šitas klausimas yra, kai turiu judėti iš vienos į kitą vietą ir vis tiek atlikti darbą. Ir, baterijos veikimo laikotarpis. Tai čia tuo atveju, kai tenka dirbti iš įvairių aplinkų, man atrodo, baterija ir lengvumas yra tai, kas duoda man geriausią santyki. Ir manau, kad daugelį irgi klientų, kurie keliauja arba ne visada yra ofise, tai tada būtent to ir žiūri. O kaip, Edvinai, tavo patirtį? Mano patirtį, kadangi dirbu tiek su verslo klientais, tiek su neverslo klientais, ne, tai pradinis taškas, reikia vartotojui suprasti, ko jis nori. Ar tai kalba eina apie nešiojimo kompiuterį, ar tai būtų stacionarus arba all-in-one vadinamas viskas viename kompiuteris. Ne? Tai vėlgi, tie pirminiai dalykai, kad reikėtų įsiaiškinti vartotojo poreikius, kam turėtų būti skirtas kompiuteris. Reikalingas portabilumas, nereikalingas, baterijos tarnavimas reikalingas ilgesnis, mažesnis lengvumas, jeigu jisai, tarkim, tiesiog stovės ant stalo, tai ar svarbu ar kilogramas su pusė, o gal jam tiesiog reikia visko viename. Ne? Tai va tie poreikiai, vėl grįžtant prie jų, yra labai svarbu, kad atlieptų žmogus. Ir dar kiek pasijungt, pavyzdžiui, išorinio ekranų, jeigu yra stacionari darbo vieta, tai kiek bus tų išorinio ekranų, galbūt jeigu nereikia nešiojimuose, tai kiek mano kompiuteris gali jų prijungti. Ir žinoma, gale, man atrodo, daugelis ieško, kad kompiuteris būtų pasiruošęs atlikti tą darbą, kurį nori užduoti klientai jam. Taip, pritarčiau tikrai. Aš dabar irgi neseniai keičiausi kompiuterį, tai pasirinkau lengvesnį modelį vien tik tai tam, kad praktiškai kasdien aš jį nešios namo. Tai yra tikrai patogiau lengvesnį kompiuterį įsimesti. O dabar dar pakalbėkime apie tokį mitą, kad dabar užsiminėt, kad vartotojai renkasi tarp stacionaraus ir nešiojamo kompiuterio. Yra toksai vis tiek mitas gyvuojantis, kad stacionarus kompiuteris yra galingesnis. Ar jis vis dar yra gyvas tas toksai mitas? Edvinai, gal tu? Aš manyčiau, kad mitas yra tikrai gyvas. Esminis dalykas, kad su šiuolaikiniam technologijom tiek stacionarus, tiek nešiojamasis kompiuteris gali pasiekti tam tikrą našumo lygį. Bet jeigu mes žiūrėtumėm į techninę dalį, visi suprantam, kad į mažesnį korpusą įdėti tokio pačio galingumo komponentus yra sunkiau ir brangiau. Ne? Tai jeigu mes žiūrim pagal galę, našumą, tai stacionarus kompiuteris bus pigesnė alternatyva su tuo pačiu galingumu, ką gali nešiojamasis kompiuteris. O jeigu mes siekiame, tarkim, jau pačio aukščiausio našumo lygio, tai taip, stacionarus kompiuteris šiek tiek lenkia nešiojamosius, vien tik dėl to, kad tam tikros grafikos kortos arba tam tikri procesoriai fiziškai yra didesni ir į nešiojamo kompiuterio korpusą, mes nenorim, kad nešiojamas kompiuteris būtų 3 kg viršaus, arba jis būtų pakankamai storas ir sunkus. Tai dalis tiesos yra, bet šiuo metu nešiojami kompiuteriai labai pažangus. Agne, kaip pas tave? Taip, visiškai sutinku dėl pažangumo nešiojamų kompiuterių, kad daugelį užduočių su dabartiniais lustais iš tiesų galima naudoti ir AI-um, ar ne, ir papildomom sudėtingom programėlėm, Adobe siūtų, pavyzdžiui, Final Cut Pro, kur atrodo meti bet kokį projektą ir vis tiek, neša. Ir tikrai yra tokių, pavyzdžiui, situacijų, kada mokslininkai ieško, kad jie galėtų paimti mėginius, pavyzdžiui, lauke ir galėtų susivesti į programas, tam irgi reikia ir nešiojimo, ir galios, todėl daugelį, man atrodo, tiekėjų, gamintojų, jie žiūri, kad būtų tas geras balansas tarp to, ko nori mūsų klientas ir tarp to, ką gali gauti, ką panaudoti, nes gal aš lauke surenku duomenis, o po to grįžus noriu juos apdoroti prie keletos išorinių ekranų. Tai man atrodo, dar ir tą labai svarbus aspektas, kurį aš ir draugams kviečiu, tai ekosistemą pasižiūrėti, ar susijungia įrenginiai tarpusavyje, ar gali pradėti darbą viename įrenginyje, pavyzdžiui, pabaigti kitame, nes kartais mūsų klientų poreikiai būna turėti ir nešiojimo variantą, ir stacionarią darbo vietą. Tikrai tiesa. Užsiminėt truputėlį apie galę. Dabar vis tiek, galingesnis kompiuteris jisai dažniausiai kainuoja brangiau, tai kaip reiktų rinktis tą kompiuterį, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad nepermulkėt už tą galę, nes, atrodo, nusipirksiu galingesnį kompiuterį, tai jis man galbūt ilgiau tarnaus, galbūt aš ten jo pilnai dabar neišnaudosiu, bet vėliau vis tiek viskas tobulėja, tai man užteks tos galios, bet vis tiek,
yra neveltui skirstomi kompiuteriai, kad jie yra profesionalesni, kiti yra labiau consumer. Tai vat su to galios pasirinkimu, į ką reiktų žiūrėti, renkantis? Savo vartojimo programas. Kokias programas tu naudoji ir gamintojas, kuris kuria tą softą, kokius našumus kompiuterio rekomenduoja. Ne? Tai tikriausiai nereikėtų žiūrėti 5 mečių į priekį, nes tam tikri softai atsinaujina kas metus, kas pusmetį netgi ir panašiai. Tai dirbtinis intelektas, ne, tai yra vienas iš šiuo metu labai aktualių dalykų. Naujausi procesoriai taipogi su tuo yra susiję ir galbūt šitoje vietoje galėtų būti postumis, kodėl žmogus renkasi naujausią procesorių. Bet vėlgi, išsiaiškinus, kokias programas naudojam, tai galbūt jam tinka ir netoks našus kompiuteris atliepti jo poreikiam. Aš visiškai sutinku šitoje vietoje, nes jau labiau į tą galios ar ne aspektą įeina ir, pavyzdžiui, ir žaidimai, ir AI įrankių naudojimas, kurį minėjom, programėlių sudėtingų ar neapdoroti vaizdo įrašus, nuotraukas, redaguoti arba, pavyzdžiui, kurti muziką. Tai tam reikia galios, tam reikia našumo, resursų, kuriuos nenaudos pačios programėlės. Tai natūralu, jeigu jau užsiemi tokio tipo veikla arba, pavyzdžiui, architektūrinės programos, kur reikia galios tam, kad galėtų atlikti tas ir šalia atlikti tas įprastas naudojimasi funkcijas, užsirašyti užrašus, siųsti e-mailus, o jeigu jūsų, ir yra tokia diena, kad rašote e-mailus, kuriat, pavyzdžiui, prezentacijas, kaip ir aš, mano tokia yra darbo diena, tai iš ties aš žiūriu labiau, tikrai ne pačius sparčiausius, greičiausius, galingiausius lustus, o tokius, kur žinau, jog sparčiai atliks man reikalingas užduotis. Todėl nebūtinai, bet iš kitos pusės, jeigu renkasi klientas galingesnį lustą, tai tarsi yra pasirinkimas, toks labiau ateičiai atsparesnis, nes programos atsinaujina, kaip ir minėjonas, ir tų resursų gali galbūt dabar nors nereikia, bet gali ateiti prireikti ir jūsų vartojimo pokyčiai gali irgi pasikeisti. Todėl manau, kad verta pagalvoti, kiek metų aš noriu turėti tą įrenginį ir žiūrėti pagal tą jau biudžetą, kokį esate numatę, pagal tiek, kiek naudosite, ir žinoma pasikonsultuoti dėl lusto galimybių ir programų, kurias naudojate. O Agne, tu dabar paminėjai dar ir žaidimų kompiuterius, tai tarsi tokia visai atskira kategorija. Ar jie yra tinkami darbui ir ar tai būtų racionalus sprendimas vartotojui? Tai jeigu lustas turi tiek galios, kad sutelkti ar ne viską, kad užkrautų gražiai grafikas, matytumėm natūralius įtraukius šešėlius, tai jis natūralu galės išsiųsti ir e-mailą ir atlikti. Tik tais galbūt kažkaip dizainas kitaip atrodys, ar tai tenkina vartotoją ar ne. Tai man atrodo, kad tikrai būtent žaidimų kompiuteriai gali atlikti visas tas pačias funkcijas, kurias ir darbo kompiuteriai. Tik tais bet reikia turėti mintyje, kad jie yra sukurti taip, kad prioritizuotų tą darbą. Tai čia toks balansas, žiūri, kaip dėliojasi. Visiškai teisingai, šitoje vietoje nešiojami kompiuteriai yra sukurti žaidimams. Žaidimai, ko labiausiai reikalauja, tai yra grafikos kortos resurso. Kad būtų, kad grafikos korta išneštų tam tikrą žaidimą, pasiektų aukščiausią lygį arba aukščiausią grafiką, tai jisai tikrai nebus kilogramos svorio, ne? Ar parašysi mailą su jo? Jo, be abejo, kaip kolegė ir sakė, tik tai yra darbų, kuriems reikalingi tam tikri procesoriai arba grafikos kortos. Tai vėlgi, kad dalis įmonių savo darbo įrankiam ir renkasi gaminginius kompiuterius, bet ne žaidimams, o atlikti tam tikriam procesam. Tai vėlgi, tai yra skirta gamingui, bet gali ir dirbti. O pakalbėkim dar apie pačius monitorius. Čia pradžiai buvom užsiminę apie tai. Ar yra toksai mitas gyvuojantis, kad geriau išorinis ekranas, nes jisai yra su geresnėm technologijom ir jis yra sveikesnis mūsų akim ir panašiai, negu tas, kuris yra nešiojame kompiuteryje, nes tai yra mažiau vietos jame, tai ten prastesnės technologijos galbūt yra jį sudėtos ir panašiai. Edvinai, gal tu galėtum? Aš girdėjau mitą, kad ekranai akis gadina. Žinai, man mama vaikystėje, nežiūrėk televizoriaus, akis sugadins. Tai yra mitas, nes gadina ne ekranai, o gadina neteisingas jų naudojimas. Ne?
Tai ryškumas be abejo yra labai svarbu, spalvų atkūrimas yra be abejo labai svarbu, ne? Ar tai bus ekranas integruotas į tavo nešiojamą kompiuterį, ar tai bus external papildomas ekranas, sakyčiau, kad tos technologijos yra pakankamai pažengusios į priekį, kad tiek vienas, tiek kitas gali atliepti tavo poreikius. Didesnis ekranas yra patogiau, dalyje atveju ir brangiau. Tai galimybės, pinigai, poreikiai, tai atsigręžia į tavo galimybės, ką tu išsirinksi. Kartu skirtingi ekranai palaiko tą skirtingą spalvų spektrą, ar ne? Tai pavyzdžiui, šio dabartinis toks naujausias yra P3 spalvų spektras, kuomet matosi daugiau ryškesnių spalvų. Ir tai, pavyzdžiui, aš dažniausiai ir savo draugiai arba draugui rekomenduočiau rinktis būtent tokio tipo ekraną, nes daugiau pastelinių spalvų bus matoma. Tam tikros technologijos, kaip pavyzdžiui Extreme Dynamic Range, suteikia tą tokį didelį kontrastą tarp gilių juodų spalvų ir baltų spalvų ir duoda tokio ekrano įtraukumo, pavyzdžiui, žiūrėti gerą įdomų filmą. Ir šiaip bendrai P3 technologija, ji turi šiek tiek daugiau spalvų, kurias atvaizduoja ekranai. Ir ji buvo sukurta filmo. Tai jeigu rinksitės kompiuterį filmam, serialam, todėl labai kviečiu pasižiūrėti šitą parametrą, kad būtų tikrai P3 ir tiek išorinio ekrano, tiek ar ne to jau integruoto į nešiojamą kompiuterį, jeigu taip rinksitės. Na ir jeigu norisi, galima, pavyzdžiui, yra tam tikros technologijos, kurios pabalansuoja tą ekrano apšvietimą priklausomai nuo erdvės, kurioje dirbi ir tai jau automatiškai kaip ir tausoja, akis labiau, nes natūralesnis vaizdas, tai manau, kad svarbu ir tai atsižvelgti. Ir dar yra trečias dalykas, kurio norėjau pasidalyti, kur aš žiūriu, būtent, kad ekranai turėtų, tai yra atsinaujinimo dažnis. Kaip dažnai atsinaujina, jeigu aš žiūriu filmą, arba žiūriu serialą, arba žaidžiu žaidimą, tai daug kas ten juda tame ekrane, tai noriu, kad būtų atsakytų greitai šitie ekranai, o žvelgiant į tai, kokios raiškos norisi prisijungti, prie kokių projektų dirbi, tai svarbu pasižiūrėti, kiek gali prijungti ekranų. Ar iki 3, pavyzdžiui, 4K raiškos ar 8K raiškos, ar kiekvienam vartotojui to reiktų, čia priklauso nuo jau tokios asmeninio galbūt pasirinkimo ir tą turinį, kurį žiūri. Dar viena tokia kategorija, kalbėjom apie mobilumą, tai yra planšetės. Kiek jos yra šiuo metu patobulėjusios ir ar tai gali jau pakeisti mūsų nešiojamus kompiuterius ir mes galim pradėti naudotis planšetėmis, ar vis tik tai dar yra tai kažkoks nišinis produktas? Gali. Jeigu tavo poreikiai yra minimalūs, tau nereikia didelio ir galingo procesoriaus ar panašiai, tai taip gali. Tu gali ją prijungti prie dockingo ir monitoriaus ir tau jisai atlieps visus poreikius, ką daro kompiuteris. Bet vėlgi, jeigu tau užtenka tų basicinių dalykų, jeigu jų neužtenka, tada galbūt tau reikia antro device'o, kuris bus stacionarus ir jie tarpusavyje per tam tikras platformas siesis. Tai vėlgi yra daug gamintojų, kurie sieja arba softų, kurie sieja tavo įrenginius tarpusavyje, ne? Tai jeigu, nežinau, kaip pavyzdys mano pažįstamas, ne? Jisai važinėja po objektus ir jis nenaudoja kompiuterio, jis turi tik planšetę ir planšetė pilnai jam atliepia visus poreikius, kadangi jam reikia grafikų nagrinėjimo ir tų grafikų sulyginimų su realia situacija, ne? Tai lengva, baterija atlaiko, tarkim, pusę arba visą dienos ir tai pilnai atliepia jo poreikius. Tai kodėlgi ne? Sakyčiau, kad gali pakeisti. Kartais būna, kad studentai net ir renkasi planšetės būtent studijom, nes jos atliepia jų poreikius. Galima ir pasirašyti, pavyzdžiui, prisijungti išorinę klaviatūrą ir rašyti užrašus. Taip pat tie active penai vadinami skaitmeniniai rašikliai, kurie jau būtent tam yra specializuoti. Tai galima pasirašyti ranka, pasirašyti dokumentus, pasibraukti dalomąją medžiagą, nusiskanuoti dokumentus. Tai manau, kartais klientai dėl šitų funkcionalumų ir renkasi planšetę, ypatingai studijom arba darbui. Na ir žinoma, planšetėgi yra visas didelis liečiamas ekranas, tai šiek tiek tas darbo galbūt modelis, kurį esi įpratęs dirbti prie kompiuterio, šiek tiek pasikeis, nes aš atsimenu irgi klausiau vieno iš mūsų partnerių darbuotojų, kur mačiau, kad turi vietoje kompiuterio, turi planšetę, tai sakė, šiek tiek tas įprastas darbo ritmas, kurį aš darydavau, skiriasi.
tačiau įpranti ar neatlikti visus tuos gestus ir pasimti ekraną, kada reikia, o šiaip sako, paklausyk, Agne, ar tu dėtumės į rankinę kompiuterį ar dėtumės planšetę, jeigu norėtum dirbti kavinėje? Aš tik sakau, klausyk, taip, planšetė šiek tiek lengvesnė ir geras variantas, jeigu aš noriu tiesiog į rankinę įsimesti šitokį produktą, o ekosistema padeda kartu pasižiūrėti, pavyzdžiui, pradėti prie kompiuterio dirbti, o po to pabaigti planšetėje. Ir tai man irgi atrodo svarbus aspektas yra, dėl ko žmonės renkasi. Labiau, jūs jau užsiminėte šiek tiek, kad planšetėm yra active penai, yra tos pačios klaviatūros, tos pačios pelės, tai vartotojas, jisai praktiškai turi tokį nešiojamą ekraną, kuris turi daugiau šiek tiek galimybių, jisai praplečia tas ribas, ką tu gali su juo veikti, bet tu, jeigu labai nori, tu gali pasinaudoti ten visais papildomais įrenginiais, viską prisijungti ir, padirbti. Iš tiesų. Ta patį monitorių gali prisijungti prie planšetės ir padirbėti. Taip, tik tai aišku, reikia suprasti, kad nešiojami kompiuteriai šiais laikais gali irgi turėti tas funkcijas, tik tai atsakant į tą klausimą, ką labiau norėčiau dėti į kuprinę, tai, planšetė bus lengviau. Taip, tikrai taip, šitoje vietoje jau čia pirmauja planšetiniai kompiuteriai. O pakalbėkime šiek tiek apie ateitį galbūt, arba galbūt ateitis jau dabar yra mūsų kompiuteriuose. Tai ar yra kažkokios tokios funkcijos, kurios jau dabar yra mūsų kompiuteriuose, bet, po truputėlį galbūt ateityje jos taps labiau masiškai prieinamos? Tai manau, kad prieinamumo funkcijos yra vienas iš tokių dalykų, kurio žmonės net nežino, kad yra. Tai čia prieinamumas, tai accessibility, tiesiog pasakau šiandien mūsų klausantiems. Ir kad daugelį yra prieinamumo funkcijų jau integruotų giliai į sistemą ir žmonės to net nežino. Kad tai nebūtinai yra apie žmonės su negale, kad daugelį prieinamumo funkcijų yra galima pasireguliuoti, kad tau būtų patogiau, kad būtų kuo mažiau trukdymo, kad tekstas, raiškumas ekrano, tai irgi yra, produktas prisiderina tarsi prie tavęs, nes aš labai žvelgiu į tai ir žiūriu, kai atsirenku įrenginius, kuriuos perku, kad jie prie manęs prisiderintų, o ne man prie jų reiktų derintis. Tai aš manau, kad prieinamumas iš tiesų yra ir ateitis, nes galima valdyti, pavyzdžiui, įrenginius ir rankomis, akimis. Tai yra tiesiog įspūdinga, kai pagalvoji, ką gali turėti, nors įsigijai tą įrenginį, net nežinai, kad gali valdyti gestais, pavyzdžiui. Mes visi esame skirtiniai iš tikrųjų. Ir tas dalykas, kad įrenginiai, devaisai turi mums tarnauti, o ne mes jiems. Aš iš tikrųjų net neprisimenu, kada vedžiau slaptažodį kompiuterį, nes yra fingerprintai, yra veido nuskaitimo duomenys, kai tu gali atsirakinti kompiuterį, telefoną, visi pripratę prie to, ar su pirštu, ar su veidu. Tai irgi įeina į accessibility, į tą prieinamumą, kad tu gali susikonfigūruoti taip, kaip tavo asmeniui yra patogiausia. Tikrai taip. O dirbtinis intelektas, jisai dabar, turbūt visur pas mus gyvenime bando surasti tą tokią savo nišą, ką jisai gali pas mus nuveikti. Ką kompiuteriuose jisai gali nuveikti? Tai šiaip galiu pasakyti, kam dažniausiai naudoja studentai, ofiso darbuotojai, tai patvarkyti, parašyti laiškus, patvarkyti šiek tiek toną, pasižiūrėti, ar nėra klaidų. Manau, kad šitos funkcijos intelekto yra labai plačiai naudojamas kasdien tiek ofiso darbuotojų, tiek studentų. Bet pavyzdžiui, kai jau dirbi su tam tikrom programėlėm, kaip Adobe siūtų, tai kiek suteikia galimybių patobulinti nuotrauką, iškirpti kažką, kad paredaguoti taip, jog būtų tą, ką iškirpi, pažymi tiesiog ir gali iš karto sukurti kažką naujo. Aš kai pagalvoju, išties dirbtinis intelektas, mes po kol kas jau taip plačioji visuomenė dar jį taip atradinėjom, tarpu profesionalai jau įgunda naudotis su įvairiom programom. Taip, tai yra dvi galbūt pusės, tai yra paprastas vartotojas ir ofiso vartotojas, kuris ieško vienų ar kitų dalykų. Tai mano tikriausiai pirmoji pažintis su dirbtiniu intelektu buvo, kad aš bandžiau, man atrodo, kad kažkokį patiekalą bandžiau išrasti iš to, kas yra šaldytuve. Tai galbūt tai buvo pirmas bandymas. Ką aš darau dabar, aš optimizuoju savo laiškų paskyrą,
kad dirbtinis intelektas dirbtų už mane, arba bent jau atrūšiuotų, arba apibendrinimus parašytų apie tam tikras užduotis. Ne? Jisai gali valdyti tam tikrus projektus, jis yra integruotas į daugumą mūsų platformų, tai palengvina mūsų kasdienę darbo veiksmus. Ne? O vartotojas tiesiog, kuris yra nesusijęs su tam tikrais verslo procesais, jisai pradėjo dažniau ieškoti tam tikrų atsakymų dirbtinėme intelekte, tam tikrose platformose, o ne seniau žinomose, tarkim, puslapiuose. Ne? Taip įvardinsiu, be brando, be gamintojo. Taip, iš ties aš irgi tą pastebiu mokymuose, tik užduodu kažkokį klausimą, jie jau traukiasi telefonus arba demo įrenginius ir jau užduoda šitą klausimą dirbtiniam intelektui ir mieliau renkasi greičiau sužinoti būtent ten, kad gautų atsakymą. O ar patys kompiuteriai kažkaip tais yra paruošiami, kažkaip specialiai gaminami, kad dirbtinis intelektas kažką tais juose galėtų daryti, nežinau, greičiau veiktų, arba kad kažkokios funkcijos veiktų būtent kompiuteryje, o dalis ten cloud'e kažkur tais, ar kažkokie tokie dalykai yra daromi? Taip, tikrai taip. Svarbiausias aspektas yra lustas ir bent jau šnekant apie sistemą chip, lusto tipo, kuomet yra centrinis procesorius, grafinis procesorius kartu. Ir šalia yra Neural Engine dalis, kuri yra atsakinga už tas išmanesias funkcijas, kad iš to mašininio mokymosi funkcijas, kurias mes gauname. Ir ji turi būti pakankamai sparti, kad galėtų atlikti ir pakankamai galinga, kad galėtų atlikti greitai užklausas, kurios yra, nes AI dažnai būna integruotas jau pačioje programinėje įrangoje, jau sistemoje. Nebūtinai tai turi būti kažkokia išorinė programėlė. Tai manau, kad tam tikrai reikalinga yra galia. Ir šiuo laiku yra dabartimi, kur mes gyvename, yra daug įvairių procesų, kurie vyksta su dirbtiniu intelektu. Tai gali būti cloud'o, tai debesyje esantis procesas, kuris vyksta pagal tavo užklausą. Ir lygiai taip pat, ką kolegė ir minėjo apie procesorius, tai gali procesorius būti atskirtas į dvi dalis. Ir viena iš dalių konkrečiai dedikuota dirbtinio intelekto darbui. Tai reiškia, visi procesai suksis tavo kompiuterio viduje. Tai klausimas buvo, ar kompiuteryje pritaikomi? Taip, dabar tai yra labai ant bangos pavadinsiu, ne? Ir kiekvienas kompiuteris vadinasi su dirbtiniu intelektu integracija, ar ten vieni gamintojai vartoja vienus pavadinimus, kiti gamintojai vartoja kitus pavadinimus, bet visa tai yra dirbtinis intelektas. Tai ar teisingai jūs girdžiu, kad vis tik tai šiuo metu rekomenduotumėte rinktis kompiuterį, kuris bent kažkiek yra pritaikytas dirbtiniam intelektui, nes jis būtų ilgaamžiškesnis. Taip, aš sakau, rinkitės įrenginį, kuris yra pasiruošęs AI erai. O dabar kalbant apie pačius įrenginius. Nežinau, viskas prasidėjo nuo to, kad turėjome namuose stalinius kompiuterius, stacionarius, paskui turėjome laptopus, dabar jau atsiranda planšetės, kurios kartais pakeičia tam tikrus darbus su nešiojamu kompiuteriu. Kaip matote, ta raida toliau? Ar kompiuterį patį pakeis kas nors, kažkoks kitas įrenginys ar ne? Aš sakyčiau, kad kompiuteris galbūt mutuos ir išvaizda ar naudojimo, funkcijom naudojimo jis gali kisti. Bet kompiuterio kaip tas bendrinis pavadinimas jisai galbūt išliks. Bet ar jisai virs, nežinau, akiniais, laikrodžių, apyrankę, auskaru ar dar kažkuo, tai tikriausiai taip, gal kažkada turėsim čipą, kuris bus įsiūtas mums į ranką. Šiaip taip pagalvoju, šiaip bendrai žiūrint istoriją, kaip keitėsi, kažkada kompiuteris užėmė visą patalpą ir reikėjo turėti programinį žinojimą, kad galėtum atlikti tam tikras užduotis. Ir koks buvo šuolis, revoliucija, kai jau atsirado stacionariam, po to nešiojamam, ir dabar integruojamas į įvairius daiktus, kaip ir Edvinas užsiminė. Man taip, aš net galvoju, o kaip tai atrodys. Man visą laiką tas iš fantazijos filmų, kur tos lentos tokios skaidrios ar ne, kur tu ten gali su, pavyzdžiui, mintimis arba kažkokią užklausą. Vat kaip būtų įdomu mintimis ar ne, toks kaip telepatijos ar ne aspektas. Na, aš aišku, čia visiškai fantazuoju. Arba, pavyzdžiui, dabar ar ne yra akiniai virtualios realybės, tai galvoju gal į tą pusės, kad mūsų gestais, judesiais mes matysime ar ne, užsidedam kažkokį tai įrenginį, matom tą įprastą grafinį interfeisą vadinamą ir naviguojame jame, man atrodo, tai
kažkas gali būti tokio, arba kažkokia liečiama lenta, peršviečiama, man taip labai labai futuristiškai skamba. Jėzau, kaip laukiu hologramų. Man tai yra toks, nežinau, iš senų filmų galbūt ateities vaizdas. O ar domitės kažkokiam, artimesnė ateitimi? Galbūt matote iš tiekėjų, ką jie pristatinėja, galbūt jie dalinasi kažkokią informaciją, ką artimiausių metų žada pristatyti. Ką galėtume šią temą pasidalinti? Kas artimoji ateityje mūsų laukia? Tai aš manau, kad tikrai toliau bus tobulinama virtuali realybė, tikrai be abejo, ir kaip ir buvau užsiminusi būtent su virtualios realybės akiniais, tai manau, kad šitoj vietoj tikrai bus žingsnis pirmin, dizaino ar ne prasme, plonumas, lengvumas vis dar yra tikrai labai aktuali tendencija, žvelgiant į tai, ką ekrano įvairūs lankstimai, manau, kad tai yra šiuo metu labai populiaru ir tą technologiją, tobulina. Pilnai pritariu. Ir tada pačiai pabaigai, po vieną patarimą kažkokį mūsų klausytojams, kokį galėtume duoti, dabar, jeigu jis eina rinktis kompiuterio. Rinkis tokį kompiuterį, kuris tau tarnaus ir atlieps tavo poreikius. Mano patarimas gal būtų prieš eidamas rinktis kompiuterį, išsianalizuok savo tikruosius poreikius, kad tikrai galėtum išsirinkti tai, ką tu naudosi, o ne tai, kas tiesiog gražiai parašyta ant popieriaus. Ko tau nereikia, galbūt. Tai dėkoju mūsų podcasto svečiams. Ačiū Agne, ačiū Edvinai. Ačiū mūsų klausytojams ir iki kitų susitikimų. Iki. Dėkoju, iki.